Mano galva, tai yra prieštaravimas konstitucijai. Mano įsitikinimu, tai, ką daro prezidentūra ir tai, ką daro 4 politinės jėgos arba 5 liberalų sąjūdis, konservatoriai, socialdemokratai, vardan Lietuva ir valstiečiai, kas mane labiausiai nustebino, kad valstiečių ir žaliųjų partija palaiko branduolinio būtent reikalavimo panaikinimą iš konstitucijos paprastuoju būdu, tai yra Seimo balsavimu. Tai panašu, kad valstiečiai, jeigu prieš tai žadėjo ir kalbėjo, kad vis dėlto palaikė bent jau mūsų tą poziciją, dar kalbom koalicijai, valstiečiai dabar matyti yra nulaužti ir Aurelijus Veryga panašu, kad sutinka su jau jam primesta žaidimo taisyklė. Mūsų įsitikinimu, kad Konstitucijos 137 straipsnis gali būti keičiamas tik tais tokiu atveju, jeigu yra inicijuojamas referendumas, gali būti patariamasis referendumas ir kad referendumą turėtumėm organizuoti plačiai, tai nes referendumą turi dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantys užsienį, tai reiškia ir konsulinėse tarnybose, ir ambasadose, jie turėtų dalyvauti. Dėl ko turi būti patariamasis referendumas arba aplamai referendumas, jeigu taip ūkiškai kalbant, tai visa tauta turi dalyvauti. Dabar vykę 24 metų Seimo rinkimai, per Seimo rinkimus dalyvavo žmonių daugiau kaip pusė. Tai referendume turi pasakyti didžioji dalis visuomenės. Dėl ko taip? Seimas keisis 28 metais. Kol branduolinis skėtis čia jie sutars, tai tokiu atveju nauja valdančioji dauguma pasikeis. Gali būti, kad kardinaliai keisis Seimas. Tai aš manyčiau, kad daroma yra labai esminė strateginė klaida dėl šito. Antras yra dalykas, aš esu įsitikinęs, kad mums šito skėčio nereikia, absoliučiai. Jisai mums negarantuoja jokio absoliutinio saugumo, nes tai bus branduolinis išpuolis prieš Rusijos grėsmę. Ir Rusija gali traktuoti, kad tai yra grėsmė prieš ją. Ir matyti, visi kažkas pamiršo, tai buvo savų laikų, jeigu pamenate, buvo Karibų krizė. Tai buvo, kada Kuboje Rusija dislokavo savo branduolinės galvutes, taip siekiant apsaugoti Kubą nuo Amerikos galimų išpuolių. Tada Amerika į tą labai sureagavo. Buvo tam tikras šaltojo karo didžiausia, realiausia grėsmė, kada bus galima panaudoti branduolinį ginklą, bet vis dėlto galų gale Rusijos ir Amerikos pareigūnai tada susitarė ir mes to įvykio arba tos nelaimės, kuri galėjo įvykti tuo metu pasaulyje, neįvyko. Antras yra dalykas, kada vyksta okupavimas teritorijos, anksčiau ir vėliau tą teritoriją galima atgauti. Tai tas įvyko mūsų 41 metais, kada Rusija okupavo Lietuvą. Ir praėjus po tam tikro laiko tarpo mes jį atgavom. Kada įvyksta branduolinis ginklas arba sprogimai branduoliniai ginklai, tai tampa negyvenamoje zona. Tai yra apleista teritorija ir lieka. Tai reiškia, mes prarandame bet kokią galimybę ateityje savo valstybę atkurti. Šiuolaikinis taktinis branduolinis ginklas leidžia labai tikslingai ribotoje teritorijoje atakuoti. Tai apie ką mes ir kalbam, tai arba tenais žmonės kažkaip lengvai išpratėjo su tokiu pasiūlymu, arba yra tai, ko mes kažko tai nežinom, arba yra mintis ir tikslas išprovokuoti Rusiją dar vienam kažkokiam tai kariniam ar branduoliniam konfliktui. Todėl aš manau ir Nemuno aušra, mes negalime rizikuoti tautos išlikimu visiško pilno valstybės ir žmonių fizinio sunaikinimo akivaizdoje, be galimybės net grįžti į savo teritoriją šimtmečius. Tai aš dar kartą tikrai pakartočiau, ir man tai yra labai neramu tai, kas šiandien vyksta. Tai arba mūsų politikai, didieji politikai nori valstybę paversti mūsų dykvietę, nori kitų rankomis, kad Lietuva būtų įtraukta į kažkokį branduolinį konfliktą, ko pasekoje mes tiesiog būtumėm sulygintas su žemėm kaip tokia valstybė be teisės, bet kad kažkada tai ją atkurti. Tai aš manau, kad tautos interesai yra aukščiau ir pati tauta turi nuspręsti ir pasakyti, ne prezidentas, ne Žemaitaitis, ne Olekas, ne dar kažkas tai, o būtent pati tauta. Tai aš laikyčiausi tokios pozicijos ir Nemuno aušra mes laikomės tokios pozicijos.